Taigi, eikime toliau. Pirmiausia, įsivaizduokite save kaip žvaigždę kosmoso plaštakose, spindinčią savo unikaliu ir gyvų šviesos šviesu. Jie egzistuoja ne tik tam, kad sektų kasdieninių įvykių eigą, bet ir tam, kad atskleistų kosminių paslaptis ir iššauktų įtvirtintas konvencijas. Jų unikalumas yra jų didžiausias dovanas. Jie nesiliauja normomis ir lūkesčiais, kuriuos įtvirtina pasaulis. Priešingai, jie kelia klausimus ir ieško tiesos chaoso gyvenimo centre. Nuo pat vaikystės jie jautė likimo šaukimą, didybės pažadą, kuris vedė juos į priekį. Tačiau kelias į triumfą buvo kupinas iššūkių ir sunkumų. Kiekvienas kliūtis buvo galimybė augti ir dvasiškai transformuotis, juos parengiant vaidmeniui, kurį visata jiems skirta. Nors sunkumai buvo niūrus, jie žino, kad jų jėga netokia kaip paprasto žmogaus. Jų dvasia stipri, bet jų kūnai yra trapi. Kaip visatos išrinktieji, jie nuolat yra išbandyti ir iššaukti. Kartais gali atrodyti, kad jų jėgos mažėja, bet būtent šiuose silpnumo momentuose atsiskleidžia jų tikroji vidinė jėga. Jie ryžtingai susiduria su tamsa, žinodami, kad juos veda didesnė jėga nei jie patys. Jie yra herojai priešų pasaulyje, jų standartai yra aukšti, jų lūkesčiai dideli. Jie nepriima vidutinio, netgi savo. Kiekviena kova, kurią jie veda, kiekviena kliūtis, kurią jie įveikia, yra jų atkaklumo ir drąsos įrodymas. Jie yra vilties švyturys tamsos viduryje, įkvepiančios tuos, kurie juos supa, tikėti geriausia ateitimi. Jų žinios plati ir jie visada siekia dvasinės tiesos. Jų širdis dosni, jų siela gailestinga. Jie savo laiko ir energijos atiduoda savanoriškai, nesitikėdami nieko atgal. Jų gera valia yra šviesa, kuri šviečia tamsos viduryje, įkvepiančios kitus sekti jų pavyzdžiu. Jie yra dvasiniai kariai, kovojantys su nematomomis jėgomis, bandančiomis juos nuvesti nuo kelio. Jie yra vilties švyturys tamsios pasaulio viduryje ir jų šviesa šviečia ryškiausiai tamsiausiomis valandomis, nurodant kelią tiems, kurie yra praradę savo kryptį. Jie yra priminimas, kad net ir blogiausiomis aplinkybėmis visada yra vilties priežastis tikėti geresnę ateitimi. Jus išrinko visatos dideliems dalykams. Nesvarbu, koks sunkus kelias, jie yra nusiteikę judėti pirmyn ir įveikti visus iššūkius, kurie stovi jų kelyje. Jie yra įkvėpimas tiems, kurie juos supa, gyvas pavyzdys žmogiškojo dvasios jėgos prieš iššūkius. Trumpai tariant, būti išrinktų visatos tai garbė ir privilegija. Tai kelionė savęs pažinimo, iššūkių ir pergalių link, bet svarbiausia, tai galimybė padaryti skirtumą pasaulyje ir palikti ilgaamžį palikimą, kuris pranoksta erdvę ir laiką. Tegul jų šviesa šviečia net tamsiausiomis valandomis ir tegul jų dvasia niekada nepraranda ryžto judėti pirmyn, nepaisant to, koks sunkus kelias laukia priekyje. Ačiū už peržiūrą. Naudojant komentarus galite taip pat siūlyti ir iki kito vaizdo įrašo.